Sudas ir ją reikia išdurti. Vakarais jį bėgioja, sportuoja, galite pasakyti, kad matėte ją ten. Arba neseniai buvo sveikatos komisijoje dėl stojimo į policiją. Tai galite pasakyti, kad jos kraujyje radote dopingo ar dar ką nors. Dopingo? Dopingo. Au! Jinai sportininkė ir ėjo pasitikrinti, ne? Ne, gal su Andrėjum Vasilkovu. Prosta. Привет. Sakyk, aš mačiau, kai tu bėgiojai. Alright. Taigi išjungta kamputį. Jo. Ne tą jungiai. tą jungiu. Gerai, Rūtai skambino mane. Neskambykit, Dieve mano, kas jums yra. Nereikia man dabar skambinti. Eisime Rolandai dabar fotinti su mantijom kunigų. Švoba parašė, kad kažkur po stalu yra mantijos ir reikia nusifotkinti. Prieš ir po išpažinti. Aš žinau, kaip padarysim. Klausau. Алло, добрый вечер. Labas vakaras. Labas vakaras. Я звоню вам с переводчиком. Aš skambinu jums su vertėju. Это Андрей Васильков. Tai yra Andrėjus Vasilkovas. Aha. А у вас есть секундочка поговорить? Jūs turite sekundę pakalbėti su manim? Turiu. Отлично. Puiku. Вы, наверное, чувствуете из моего голоса, что мы не знакомы. Jūs turbūt jaučiate iš mano balso, kad mes esame visiškai nepažįstami. Jaučiu. Но я с твоего голоса чувствую, что ты меня хочешь, малышка. Bet aš iš tavo balso jaučiu, kad tu tiesiog manęs nori, mažutė. Aš? Nesupratau iš tikrųjų. Ладно, давай Скажи. как бы закроем эту тему. Но ты Uždarykime знаешь, šią temą. я самый сексуальный мужчина планеты. Aš esu pats seksualiausias vyras planetoje. Kaip man pasisekė. Вот, ты очень права. Тебе ужасно просто повезло. Tau žiauriai pasisekė. Сегодня твоя счастливая ночь. Šiandien yra tavo pati laimingiausia naktis. Да, ты сможешь сегодня, я разрешу, чтобы ты меня сегодня целовала всего. Aš leisiu tau, kad tu mane bučiuotum. Ты даже сможешь целовать мой бицепс, мои gali соски. Mane bučiuoti, mano raumenuką, Мой бицепс, bicą Da. ir mano papukus. Ką? мои соски. Mano papukus, spenikus. Да. Kaip miela. Когда ты хочешь приехать? Kada tu norėtum atvažiuoti pas mane? 300. Не понял? Nesupratau. Kur atvažiuoti? Ты мне нравишься, ты понимаешь это или нет? Ar tu supranti, kad tu man patinki? O kur tu mane matėsi, tarkim? И я хочу сделать тебе хорошее предложение, чтобы тебе повезло. Aš noriu tau pasiūlyti vieną puikų pasiūlymą, kad tau pasisektų. Kad man pasisektų? Да, ну, я знаю, что ты бегаешь, да? Aš žinau, kad tu bėgioji, ar ne? Taip. Недавно ты проходила тест на допинг, да? Neseniai tu perėjai testą, taip? Kokį testą? Да, простой тест, который мне на все. Tiesiog testas stojant į policiją. Taip. Дело в том, что у меня есть знакомые там наверху. Reikalas yra tas, kad aš turiu pažįstamų ten viršuje. Ir? И я могу запросто помочь тебе. Ir aš galiu be jokių vargų padėti tau. Ir kas man už tai? Kaip man reikės atsidėkoti? Тебе не надо ничего почти делать. Tau nereikės beveik nieko daryti. Да, сегодня я снял ресторан. Весь ресторан только на нас двоих. Šiandien aš išnuomavau didžiulį restoraną ir tas restoranas yra skirtas tik tai mums dviems. Там есть один маленький столик с бутылочкой вина, устрицами и 2 табуреточки. Ты присоединишься ко мне? Ten yra didelis restoranas, vidury yra stalas vienas su vineliu, austriam ir 2 mažom kėdutėm. Tu prisijungsi prie manęs. Man dabar pasakyti? Да, но мне нужна беседа с тобой, понимаешь? Taip, man reikia tiesiog. Я уверен, что я сразу тебе понравлюсь. Aš esu visiškai 100% garantuotas, kad aš tau patiksiu. Iš tikrųjų, aš labai noriu ten įstoti, tačiau aš noriu įstoti, sąžiningai, ta prasme, kad be jokių pažįstamų. Как бы ни случилось и как бы ни прошел этот вечер, в Klausyk, любом случае, если ты придешь
поужинать со мной, ты поступишь. Kad ir kaip besibaigtų šis vakaras, bet jeigu tu ateisi susitikti su manim tame restorane, tu įstosi į policijos akademiją. Bet čia nesąžininga taip. Дело в том, ты хочешь быть уверена в себе или нет? Я, допустим, всегда в себе уверен. Tu nori būti užtikrintas savimi 100%. Aš, daleiskim, esu užtikrintas visada. Aš labai noriu ten įstoti, tačiau noriu įstoti sąžiningai, be jokių pažįstamų, be jokių nesąmonių, suprantat? Ты понимаешь, если ты сейчас будешь мне отказывать, Tu я supranti, сделаю так, что ты вообще туда не поступишь. jeigu tu dabar atsisakysi, aš padarysiu taip, kad tu niekaip neįstosi. Я знаю твое имя, я Aš žinau знаю tavo твою vardą, фамилию, aš žinau tavo я знаю, pavardę, где ты бегаешь, aš žinau, kur tu и я bėgioji даже знаю, где ты спишь. ir aš žinau, kur tu miegi. Bet iš kur sužinojau, pavyzdžiui, kad aš ėjau tą atranką. Я знаю все про тебя, что мне надо. Aš žinau viską apie tave. Ko man Как ты не reikia. понимаешь, если я могу устроить тебя в университет, я знаю про тебя даже тогда, когда ты сикаешь. Aš žinau viską apie tave. Negali būti. Я тебе не угрожаю. Aš tau negazdinu tavęs, Я звоню, Aš skambinu. чтобы попросить у тебя kad paprašyčiau tavęs. одного вечера, пару часов. Vieno vakaro, 2 valandų. Ar čia kažkas juokauja, aš tikrai Net. žinokit nesuprantu, nes man kojos rankos dreba, aš Не nesuprantu, бойся. kas vyksta. Я просто конкретно тебя чпокаю и все. Aš tiesiog paprastai, žodiškai klausiu tavęs. Вот тогда у тебя и будут дрожать и руки, и ноги, и щеки. Jeigu tu sutiksi, drebulys baigsis. Tikrai nesuprantu. Ne, pasimetus esu tikrai iš tikrųjų, sakot, negrasinat, bet tipo, jeigu aš nesusitiksiu, padarysiu taip, kad aš neįstosiu. Поверь мне, от этого станет тебе только хуже. Patikėk manim, jeigu tu nesutiksi, tau tik bus blogiau. Tai čia negrasinimas? Это предупреждение. Tai yra tiesiog perspėjimas. Perspėjimas? Taip. Man tokie, žinokit, perspėjimai labai nepatinka. Я люблю чпокаться. Давай, я тебе помогу и почпокаю. Aš mėgstu vakarieniauti. Aš tau padėsiu ir mes pavakarieniausim. А потом и покушаем. Ne, iš tikrųjų, aš tai... Ne. Ne. Oi, rūpuzės tokie. Labas, radistai su tavim. Jo, O, trukdė. žinokit, aš tokia durna dabar jaučiuosi. Žinau, dėl ko svarbiausia, kad antras iki jau aš ant jūsų užkliūnu. Geras, o kada buvo pirmas? Vasarą kažkada čia anksčiau. Tai senai labai. Сынок. O kaip mes čia tave aš išdūrėm? negaliu. O kaip mes tave išdūrėm pirmą kartą? Kad neva mane kažkas stebi. Ir aš pat? kaip tik... Ne, nu vaikit. Ir kaip tik mane tuo metu toks senis labai stebėdavo, aš gau čia tas. Ir aš kaip bijojau, rankos irgi drebėjo. Ir dar padovanojat man čia ten džiding pakuotę. Va. Va, taip. triukmimą. Bet kur aš negaliu. O šiaip, Nusiramink. žinokit, taip pagalvojau, kad neįstosiu. Bet keista, ne, 2 kartus ant to paties grėblio atsistot. Žinok, šakės tokia dalyvata. Ne, nu negaliu pasiekti. Nusiramink, viskas gerai. O tai kada tau stojimas ten? Iš pradžių reikėjo perėti sveikatos knygą. Tai truko 2 dienas, iš pradžių pas daktarus, sekančią dieną pas psichologus visokius. Ir dabar tik nuo egzaminų priklausys. Nu tai ką, Taip. linkim sėkmės, Rutelė, tau. Labai ačiū jums. Monika užregistravo tave ir linkėjimus perduot. O jums gaus. Viskas gerai. Labai smagiai pasikalbėjom. Mums buvo jokinga. Klausytojams irgi. Man tai nejokinga. Gerai, iki. Sėkmės. Gerai. Įkvėp, atsigerk vandenuko šaltą, gerai? Būtinai. Viskas, Kai liuks. tu mus stabdysi, mes nestosim. Iki. Ačiū. Viso gero. Antrą kartą ant grėblio, ne? Taip skaudžiai.